Sveikinimai su pergale, turbūt principinės šios rungtynės, nes šį sezoną tai triuškinamai laimit, tai pralaimit. Dabar vėl nusvėrėt svarstyklę savo naudai. Kas lėmė pergalę šiandien? Šiandien pergalę lėmė charakteris. Mes, kaip matot, praradom vieną iš lyderių pradžioj rungtynės. Apie tą, ar čia mes žiūrėjom, kad mes pralošėm ten ir laimėjom čia, dabar būtinai laimėt. Ne, mes žiūrim į kiekvienas rungtynės, atvažiuojam arba pas mus atvažiuojam, mes norim laimėt ir stengiamės laimėt. Tai nėra toks, kad aišku, po dviejų pralaimėjimų turėjom bandyti laimėti ir atsiranda žaidėjams kitoks jausmas. Kiek svarbu jums šitam etape užimti pirmąją vietą, ko gero? Visi nori pirmą vietą, bet kaip praeitais metais buvo, tai čia nieko nereiškia. Jeigu man klausit, tai jeigu mes einam su komanda kartu, tai man nesvarbu, kurioje vietoje mes esam, mes turim būti kartu iki galo ir tada pamatysim tą galutinį rezultatą. Tai pirmas gerai, bet čia man kad malonu, bet ne pats svarbiausias dalykas. Vyriausiasis treneris Tomas Gaidamavičius. Tomai, atkaklios rungtynės pirmojoje dalyje ir visiškai nesėkmingai susiklosčiusi antroji jų dalis. Kaip manot, kodėl taip įvyko? Skaudus, sunkus pralaimėjimas. Iš tikrųjų pastrigome trečiam kėlinyje puolime ir įmetėm kelis taškus, o šiaip pagrindinė priežastis yra atkovoti kamuoliai. Jie paėmė 13 ofensų ir iš to pasidarė 17 taškų. Iš 77 taškų, 17 taškų tai yra daug ir savo aikšteliai. Tai tokie dalykai neleistini. Jaučiat dar žaidėjų trūkumo rotacijoje? Neturit Valukonio, neturit Labučio? Neturime rotacijai trūkumų. Aišku, gaila, kad nėra tų tvirtesnių žaidėjų, bet tikrai turime pakankamai tų žaidėjų. Reikia tiesiog sutelkti koncentraciją iki galo ir atlikti savo darbą. Kaip dabar vertinat komandos sportinę formą, nes vasario mėnesis tikrai buvo beveik idealus, tikrai rimtos pergalės pasiektos ir dabar nutrūko ta serija ir laukia išvyka į Vilkaviškį. Sportinė forma tai gerėja ir manau, kad piką pagausime vėliau kažkiek, tai viskas čia normaliai, o Vilkaviškis laukia sunkios rungtynės, atkaklios turim pasiruošti.